Kągi, šiandien vyriausybė priėmė sprendimą atsistatydinti ir grąžinti įgaliojimus Lietuvos Respublikos prezidentui. Pradedame darbą ministrės pirmininkės pareigose savo pažadėjau niekada nebėgti nuo sprendimų, net jeigu jie bus labai sunkus. Baigdama darbą atvirai ir tvirtai žinau, kad šį pažadą ištesėjau. Nors viešoje erdvėje netruko triukšmo, kartais nustelbdavosi esmę, svarbu nepamiršti, atlikti darbai niekur nedingo. Kai reikėjo stiprinti valstybės saugumą, rinkomės veikti. Šiandien Lietuva turi rekordinį gynybos finansavimą 5,38% bendro vidaus produkto. Perdėliojame prioritetus, ypatingas dėmesys skiriamas oro gynybai, paspartintas būtinų sistemų įsigijimas ir diegimas. Esame geriau pasirengę grėsmėms nei prieš keliarius metus. Tikiu, kad naujoji komanda tęs mūsų pradėtus darbus ir nemažins dėmesio mūsų valstybės gynybai. Premjero darbe kasdien tenka rinktis tarp to, kas populiaru ir to, kas būtina. Tarp to, kas patogu bei saugu savo, ir to, kas teisinga ir saugu visuomeniai. Premjerui turbūt būtų buvę politiškai saugiau ir patogiau nematyti kontrabandinių balionų, netrikdyti oro uosto veiklos ir tiesiog tikėtis, kad niekas nenukentės. Taip jau yra buvę. Tačiau mes pasirinkome veikti. Kartu su atsakingomis institucijomis ir tarptautiniais partneriais stiprinome sienos apsaugą, diegiame technologinius sprendimus, telkėme diplomatinį bendradarbiavimą ir nuosekliai bei ryžtingai ardėme kontrabandos tinklus. Ši situacija atskleidė ir tai, apie ką pusę lūpų buvo kalbama ne vienus metus. Korupcijos tinklai siekia net tas institucijos, kurios pačios turi ginti įstatymą. Tikiu, kad ateinanti vyriausybė toliau stiprins teisėsaugą ir užtikrins jai galimybės ryžtingai kovoti su korupcija bei nusikalstamumu. Susidūrėme ir su visiškai nauja realybė – dronų keliama grėsme. Vyriausybės pozicija buvo aiški – apie dronų keliamą neteorinį pavojų būtina informuoti gyventojus. Po pirmo perspėjimo apie galimą grėsmę išryškėjo daug spragų. Nuo gyventojų informavimo iki užrakintų priedangų. Jas iš karto ėmėmės taisyti. Per šios metus suintensyvintos plačiai visuomeniai nematomos pratybos, taip rengiamasi tinkamai reaguoti į galimas nelaimės, pradedant darželiais, baigiant svarbiausioms valstybės institucijomis. Tikiu, kad ateinanti vyriausybė nuosekliai stiprins pasirengimą galimoms grėsmėms visais lygmenimis. Sunkų sprendimą priimti reikėjo ir nutekėjus registrų centro duomenimis. Iš laiko perspektyvos atrodo, kad saugus pasirinkimas premjerui būtų buvęs informuoti visuomenę apie įvykusį incidentą iš karto, kai tik tapo apie jį žinoma, nors tuo metu nebuvo žinomas nei mastas, nei galima žala. Tačiau prioritetu buvo pasirinktas visuomenės saugumas. Informacija apie šį įvykį buvo pateikta tada, kai neliko grėsmės pakenkti tyrimui. Puikiai žinome, kad pirmosios ikiteisminio tyrimo dienos bei procesiniai veiksmai dažnai lemia jo sėkmę. Todėl buvo svarbu sudaryti sąlygas tarnyboms netrukdomai atlikti savo darbą ir išsiaiškinti, kas, kaip ir kodėl įvykdė šią didelio masto kibernetinę ataką. Nors generalinė prokuratūra dar tęsia tyrimą, tačiau prevenciniai kibernetinio saugumo darbai jau daromi dabar. Vykdomas nacionalinių registrų ir informacinių sistemų modernizavimas, numatytos griežtos sankcijos viešojo sektoriaus įstaigoms ir įmonėms už aplaidų požiūrį į kibernetinį saugumą. Tikiu, kad ir ateinanti vyriausybė toliau dės pastangas maksimaliai apsaugoti valstybės ir gyventojų duomenis. Nekalbėjome, o veikiame ir stiprindami šalies ekonomiką. Pirmą kartą per 30 metų, ko nebuvo padaryta iki šiol, kaip ir su gynybos biudžetu, Lietuvoje atsirado visavertis nacionalinis plėtros bankas,
įvykdyta ILTE transformacija. Naujasis statusas įpareigoja instituciją veikti ten, kur rinkos mechanizmai stringa. Bus užtikrintas finansavimo prieinamumas verslui, savivaldybėms ir valstybei svarbiems projektams. Taip pat atsirado galimybė skolintis ūkininkams, ko iki šiol nebuvo, ir nevyriausybinėms organizacijoms. Planuojama, kad iki 29 metų ILTE į šalies ekonomikai lies 6 milijardus eurų. Rekordiškai didindami investicijas į valstybės gynybą, kartu stiprinome ir žmonių finansinį saugumą. Toliau augo gyventojų pajamos, o šių metų biudžete jų didinimui ir socialiniam saugumui numatyta daugiau kaip 1 milijardas eurų. Iš jų daugiau nei 0,5 milijardo eurų skirta darbuotojų atlyginimų kelimui. Senatvės pensijos šiemet padidėjo vidutiniškai 12%, minimali mėnesio alga 11%. Kitiems metams planuojame minimalę mėnesio algą plus 8%. Augo viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai. Siekime apsaugoti ir tuos, kuriems valstybės pagalbos reikia labiausiai. Socialinė parama tapo taiklesnė ir lengviau pasiekiama pažeidžiamoms žmonių grupėms. O pakoregavus nedarbo išmokų sistemą, gerėja priešpensinio amžiaus darbuotojų padėtis. Taip pat nuo metų pradžios pažeidžiamiems vartotojams energijos kainą sumažinom 4 centais už kilovatvalandę, neperkeliant naštos kitiems vartotojams. Pirmą kartą šalies istorijoje sukūrėme skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių įtraukimo modelį, leidžiantį jiems dalyvauti priimant sprendimus. Saugioje ir pagarbioje aplinkoje jie kartu su ekspertais bei institucijų atstovais padės ieškoti problemų sprendimo, būsto prieinamumo, šeimos ir vaiko gerovės, energetinio skurdo ir kitose srityse. Svarbu pažymėti, kad ši vyriausybė vienu iš svarbiausių prioritetų pasirinko šeimos socialinio saugumo didinimo politiką. Mums tai horizontalūs tikslai, kuriems pasiekti sutelktas kiekvienos ministerijos įsitraukimas ir bendradarbiavimas. Iš viso 26-28 metais yra numatyta skirti virš 500 milijonų eurų papildomoms išmokoms ir socialinėms paslaugoms šeimoms. Dar apie 88 milijonai per metus šeimas pasieks jau nuo 27 metų pradžios, įsigaliojus papildomam neapmokestinamam pajamų dydžiui tėvams už kiekvieną auginamą vaiką. Tai labai svarbi viduriniosios klasės stiprinimo priemonė. Padidinta būsto vertės riba, iki kurios jaunos šeimos atleidžiamos nuo notaro mokesčio. Ir tai labai svarbu įsigyjant pirmąjį būstą. Taip pat kita nemažiau svarbi priemonė, nuo rugpjūčio 1 dienos pradinio įnašo reikalavimas pirmo būsto pirkėjams mažėja nuo 15 iki 10%. Sveikatos sistemoje pradėjome daryti žingsnius stiprinančius viešai sektorių. Įvesta nauja tvarka užtikrinanti, kad valstybės apmokamos paslaugos apdraustiems pacientams būtų teikiamos be papildomų priemokų. Įgyvendinamos priemonės mažinti eiles, investuojama į specialistų pritraukimą regionuose, infrastruktūrą, inovatyvius gydymo metodus ir sistemos pasirengimą krizėms. Nedidelis klausimas ar darbas, bet nemažiau svarbus mūsų istorijai. Tai artėjant Vytauto didžiojo 600-osiams mirties metinėms inicijavome mokslininkų diskusijas dėl Vilniaus arkikatedros tyrimų bei galimos kunigaikščio palaikų buvimo vietos. Šiuo metu iš geriausių savo srities ekspertų sudaryta darbo grupė baigė rengti Vilniaus arkikatedros kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą. Per šią kadenciją valstybės institucijos pradėjo mokytis dinamiškai reaguoti, greitai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių aplinkybių, keisti planus ir sprendimus priklausomai nuo situacijos. Mūsų vyriausybės tikslas – greitas, efektyvus ir koordinuotas valstybės veikimas žmonių labui.
Tikiu, kad naujoji komanda tęs mūsų pradėtus darbus ir nemažins dėmesio socialiniam teisingumui, šeimos politikai, vidurinės klasės stiprinimui ir mūsų valstybės saugumui. Politikoje galima išmokti daug dalykų. Gerai atrodyti, sklandžiai kalbėti, tačiau drąsos ir žmogiškumo neišmoksi. Empatija, gebėjimas girdėti žmonės ir drąsa veikti. Būtent šios savybės man asmeniškai padėjo nepasimesti tarp sudėtingų pasirinkimų ir atsakomybių, kurias tenka prisimti einant ministro pirmininko pareigas. Daug ką matyt trikdė tai, kad netitinku nusistovėjusio stereotipinio įvaizdžio, koks turėtų būti premjeras, kaip jis turėtų kalbėti, kaip elgtis, kaip atrodyti. Tačiau niekada netikėjau, kad vadovas turi būti kūrimas pagal kažkieno iš anksto paruoštą šabloną. Atėjau šią poziciją sunkių laikotarpių su savo vertybėmis ir principais, su orientacija į rezultatą. Ne visada viskas suveikia taip, kaip tikėtasi. Tačiau visada nuoširdžiai dirbame šalies ir žmonių labui. Atsakau už kiekvieną savo sprendimą ir dėl visų jų mano sąžinė yra rami. Perduodu vyriausybės vairą į patikimas rankas ir grįžtu ten, kur mano širdis. Prie darbų susijusių su žmonių gyvenimu, jų rūpesčiais, jų orumu ir galimybėmis. Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, su kuriais teko dirbti. Ačiū mano komandai, ministrams, viceministrams, kancleriams, patarėjams, valstybės tarnautojams, statutiniams pareigūnams ir visiems, kurie kasdien dirbo ne dėl antraščių, o dėl rezultatų. Taip pat labai noriu padėkoti ir Lietuvos žmonėms. Jaučiu jūsų palaikymą susitikimuose, laiškuose, pokalbiuose, rankos paspaudimuose ir paprastose žmogiškose žodžiuose. Tas palaikymas man yra labai svarbus. Nuoširdžiai linkiu sėkmės būsimam ministrui pirmininkui ir naujai vyriausybei. Ačiū.